Rugsėjo mėnesį jau galima įvertinti visų metų darbo rezultatus. Pasidžiaugti, jei pastangos davė laukiamus vaisius, pakeiksnuoti, jei per neapdairumą ar atmestiną požiūrį buvo padaryta klaidų ir tai atsiliepia derliui. Dubičių žemės ūkio bendrovėje šalia džiaugsmų intensyviai rengiamasi ir ateinančių metų sezonui. Varėnos rajono Dubičių žemės ūkio bendrovė dirba per 1000 hektarų, todėl daryti klaidas ar visiškai numoti ranką į specialistų rekomendacijas būtų per didelė prabanga. Dėl to bendrovės vadovas ir sako, kad čia taip pat galima kulti daugiau nei 2-3 tonas iš hektaro grūdų. Rezultato tai galėtum pasidžiaugti, rezultatas nėra blogas, tačiau rugiapjūtė buvo sunki, nes kaip nekeista daugumoje gal rajonų ir vidurio Lietuvoje, ir kitur buvo geras oras, o pas mus buvo lyjo tankiai labai, o kada palyja, mes visi žinom, kitus darbus galim atlikti, o kult negalim, todėl truputį rugiapjūtė užsitęsė. Darbus bendrovėje stabdė ir nauja džiovykla su saugyklomis, tačiau baigus visus derinimo darbus, bokštuose jau supilta 3000 tonų grūdų. Daugiausia auginom kviečių. Jie šiais metais, sakyčiau, gan neblogai dėrėjo, atskirais laukais, jeigu buvo, tai buvo ir 5 ir 6, tai vidurkis bus apie 4 kažkur tai nuo visų. Kitos kultūros truputį mažiau, neblogai dėrėjo šiais metais ekologinės avižos, kurios, tik labai gaila, kad jų yra rinkos mažiau ir labai šiais metais kainos žemos supirkimo, todėl žemdirbiams, man atrodo, nesvarbu, kad derliai yra geresni, bet pajamos bus, manau, nebus didesnės kaip kas metai. Derliaus supirkimo kainos lemia technologijų pasirinkimą, tačiau bet kokiu atveju žemdirbiai skaičiuoja, kad investicijų ir pajamų santykis būtų optimalus. Eilę metų mes vis tik tais einam link to, kad žemės netikimti, bet jie ir duoti. Mes praktiškai visus šiaudus smulkinam, kadangi neturim gyvulininkystės, tai šiaudus smulkinam. Juos stengiamės įterpti ir dabar yra naujos su bakterijom naujų chemijos ir duodame azofit ir blackjacks. Yra skaičiuojama taip, kad jeigu šitą panaudoja šitas gyvasias bakterijas, jos iš 1 tonos duoda ten 3-4 tonas net organikos, jeigu tai yra. Taip, tai mes džiugu būtų ir matysim toliau, kadangi mes 2 metai po truputį tai bandom atskirais laukais. Ir be to šiais metais mes įterpiam apie 100 hektarų organikos. Norint kažką tai gauti, tos technologijos turi laikytis naujų technologijų ir stengiasi ir veislės, ir technologijas tas naujas taikyti, ir technika naujesnė, geresnė. Vienas iš svarbiausių technologijos elementų, sėjomaina, Dubičių žemės ūkio bendrovėje yra didžiausia bėda. Mes auginom nemažai anksčiau lubinų, bet 3 metus iš eilės, kada užpuolė ligos ir tiesiog iš pavasario gražu būdavo žiūrėti ir kaip žydė, kai viskas, o paskui iš karto nudžiūsta viršūnėlės viskas ir lieka keli tonai iš hektaro. Ne keli tonai, o keli šimtai kilogramų iš hektaro, tai žinot, taip ilgai netemsi ir mes atsisakėm tai visumojo, perėjom prie kitų, kaip minėjau, prie naudojant šitas purškimą šitą gyvųjų bakterijų šitų ir kitą, ir priejom prie šitų sistemų. Prieš porą metų į javų auginimo technologijas įtraukti ir mikroelementai – magnis, planvitas, fosfaras, bortitas ir kiti. Jaučiasi poveikis, matyti iš karto ir derliai ir viskas, bet kai kuriuose laukuose daugiau tai, kai kuriuose gal mažiau, bet visumoje tai yra gal ir efektyviai. Viskas yra gerai ir mikroelementinės trąšos, kadangi jos greitą pasisavina ir augalą labai gerai, bet mes tengiamės taip, kad augalas būtų pamaitintas iš anksto, kad jam nereikėtų paskui papildomai. Jūs turbūt turite tokį optimalų variantą, kad būtų ir investicija ne per didžiausia, o nauda kuo didesnė, ar ne? Beveik įradę. Per tiek metų visiems jau mes priėjom tokias, kad vis tik tais būtų ir dabar, kaip aš minėjau, tas trąšas mineralinės duodam, mes pasirinkom daugiau, kad būtų kalio, fosforo ir azoto panaudojam dabar. Panaudojam truputį ir sulfato kaip kviečiam amonio. Ir tų truputį mikroelementų trąšų naudojam. Ir panaudojam taip pat karbamidą dar naudojam. Kokios šio krašto dirvožemio savybės lemia tręšimo technologijos pasirinkimą? Dirbti šiame krašte yra ganėtinai sudėtinga, kadangi kiekvienas laukas yra ganėtinai skirtingas, turinti savitą specifiką ir būtent šioje bendrovėje mes stengiamės
įdiegti pažangias technologijas, tuo pačiu ir stabdyti dirvožemio degradaciją, humuso mažėjimą ir visoje šitoje eigoje taip pat ir parenkame papildomus mikroelementus tręšimai, atsižvelgiame į kiekvieną situaciją ir dažniausiai šiais metais naudojame plonvitą, tai kompleksinės mikroelementų trąšos, norėdami užbėgti ir sumažinti tą minimumo dėsnį, kuomet kažkokio elemento stygius ar perteklius blokuoja kitus elementus. Bendrovės dirbamos žemės yra rūgštokos, todėl, pasak agronomės, dažnai jaučiamas cinko trūkumas. Kitų mikroelementų stygių kompensuoja į auginimo technologiją įtraukti papildomi tręšimai jais. Kokią įtaką mikroelementai gali turėti augalo augimui, vystymuisi ir galutiniam rezultatui derliui? Norint optimalizuoti derlingumą, būtinos maisto medžiagos ir ne tik tos pagrindinės NPK, bet ir įvairovė kitų mikroelementų ir makroelementų. Augalai neauga be nieko, jiems reikalingos maisto medžiagos. Ir subalansavus tą visą mitybą mes užsitikriname derlių. Šį rudenį bendrovėje pirmą kartą sėjami speltakviečiai. Jie yra labai baltymingi, paklausus rinkoje, todėl jau sėjos metu stengiamasi užtikrinti sėkmingą pasėlių dygimą ir vystymąsi. Šiais metais įsigijom naujų trąšų, tai yra start šitų naujai ir duodam 20 kg į hektarą. Jos yra pagreitina, aprūpina augalą dygimo metu ir paskui geriau vystosi, įsikrūmėja ir žiemoja geriau. Tai yra smulkios frakcijos granulės, gerai tirpstančios ir vienai sėklai tenka maždaug apie 6 granulės ir jos yra subalansuotos taip, kad geriausiai užtikrintų maisto medžiagų tą būtinumą pačiai pradžiai augalo dygimo, augimo. Varėnos rajone kasmet fiksuojami šalčio rekordai, tačiau iššalimai bendrovėje nėra labai dažni. Bet ne veltui sakoma, Dievas saugo tą, kuris saugosi pats. Tačioje bendrovėje rudenį stengiamasi augalams atiduoti viską, kad jie sėkmingai ištvertų žiemą.